Tai ačiū tau labai, kad sutikai pasidalinti savo patirtimi apie RTT sesiją. Mano tikslas buvo sužinoti, išsiaiškinti ir pašalinti pinigų gausos blokus, kuriuos aš iš tikrųjų jaučiau praktiškai visą savo gyvenimą. Pagaliau sužinoti priežastį, kodėl aš save palieku paskutiniai vietoj ir kodėl pirmoj vietoj statau kitų poreikius, kitų problemas sprendžiu, bandau išspręsti ir jiem padėti ir jaučiu pareigą, kad aš kaip ir gaudavau, bet tuoj pat nuo savęs nusimesdavau, atiduodavau. Tai čia kaip ir neleidimas sau, nieko neleidimas sau ir išdalinimas kitiem. Tai RTT sesija, jinai padeda žmogui išsiaiškinti tą šakninę priežastį, pačią giluminę priežastį, kodėl ta problema yra patiriama. Tai papasakok, pasidalink, kiek tau norisi apie savo patirtį, kur tu nukeliavai, ką supratai, ką patyrei, ką išgyvenai. Jo, tai šita sesija man buvo kažkas iš kosmoso srities. Tai įvyko sprogimas iš pagrindų. Pajaučiau ir suvokiau, kodėl ir iš kur pas mane yra tai, kad aš neleidžiu sau turėti ir kuom aš buvau absoliučiai giliai nustebinta. Tai visose situacijose buvo kaltės jausmas. Kaip pavyko transformuoti tą kaltę? Transformacija su tavo pagalba įvyko tobulai. Prisimenu jausmą lengvumo ir paleidimo. Tai čia terapijos metu, ne? O po terapijos tai buvo tokia visiškai tyla ir visiškai ramybė. Ir ne tik tuštumas, toks laisvas tuštumas galvoj, bet netgi man spaudė be proto krūtinės ląstą. Tikrai man kvėpuot buvo sunku sesijos metu kai tose situacijose, ne? Bet po to buvo, tiesiog kaip kas nors būtų praplėšę ir ten kažkas būtų išėję iš manęs. O klausantis įrašų, tai išvis vyko nuostabūs dalykai. Ir tie dalykai daiktų pavidalu, paslaugų pavidalu, dar kažkuom, jie pas mane ateina, ateina dovanos, tiesiog ateina dovanos, ta gausa ir tai nereiškia, kad aš išėjau už durų ir radau pinigų maišą padėtą. Bet visa šita gausa, visi šitie pinigai pas mane ateina per dalykus, kurių man reikia, kurių aš norėjau, apie kuriuos aš svajojau. Aš tiesiog nebejaučiu kaltės ir nebejaučiu atsakomybės už juos išgyventi, bandyti nugyventi jų gyvenimus kažkaip, tai jiem padėti, juos išgelbėti. Pas mane netgi santykiuose su partneriais visada tas buvo. Aš visada būdavau ta, kuri prisiimu atsakomybę netgi už kitą žmogų suaugusį esantį šalia ir aš save pamirštu ir aš save žudau ir naikinu visais įmanomais būdais, jausdama kažkokią tai prievolę, kažkokią tai kaltę už to žmogaus sprendimus neteisingus. O dabar viskas to nebėra, todėl kad kada aš paleidau pirminius dalykus, sugebėjau ir transformavau juos, išsiėmiau, kaip aš įsivaizduoju, aš išsiėmiau šakninės priežastis, ištraukiau jas ir išmečiau šakninės priežastis kaltės jausmo ir kada nėra šaknų, tada neauga lapai. Ieva prieš sesiją ir Ieva po mėnesio po sesijos. Aš priėmiau savo tapatumą, kurį aš suprantu dabar, buvau išvis
save kaip tapatumą, kaip tapatybę, kaip save aš iš viso buvau nuneigusi. Tai kaip diena ir naktis. Nebeturiu priklausomybės santykių su kitais žmonėm, nu aplinkiniais, sakykim, žmonėm, ane? Netgi nebeturiu priklausomybės santykio, kad ir, nu, gal kažkam ir įdomiai nuskambės, su savo vaikais. O dabar va mažą savo vaiką aš nuvežu į darželį, reiškiasi emocijos ten ir visa kita. Ir ana Ieva, tai būtų begalinis kaltės jausmas. O dabar aš suprantu, kad tai yra natūralus procesas. Miego problema išsisprendė visiškai ir dar kas išsisprendė, tai jeigu taip atviriau kalbant, tai turėjau didelę problemą ankstyvosios chirurginės menopauzės, kuri ir buvo naktimis man didžiausias košmaras. Aš nakties bijodavau aš bijodavau, kad ateis naktis. Ir reikia spjaudytis turbūt ir belsti, nes mėnuo laiko pas mane nebėra menopauzės požymių. Dieną dar kada, nekada, bet labai retai būna, bet naktį man nebebūna jų. Nes aš leidžiu sau būtent terapijos pagalba, įrašo pagalba, savo kūnui, savo protui ir visai, apskritai visai iš ko aš susidedu, ilsėtis. Ir kas svarbiausia, aš supratau vieną dalyką, kad man tie dalykai būdavo iš baimės, nes aš jau bijodavau, dar nenuėjus miegoti, aš jau būdavau užsiprogramavus matyt, kad taip bus ir taip įvykdavo. Ir užteko gal savaitės paklausyti įrašo to miegui tos dalies, ane? Ir to nebeliko. Nes aš nebebijau nakties. Mintis pasikeitė. Pasikeitė mintis, aš nebeturiu baimės nakčiai ir nebeturiu to užsiprogramavimo, kad va dabar ateina naktis ir man bus blogai. Platu, netgi ne vien su ta tema, su kuria atėjai, tai rodo, kad mes galim turėti vieną savo tą problemą, su kuria ateiname, bet palietus kažkokią tai šaknį, apie kurią net nepagalvojom, sprendžiasi labai įvairūs gyvenimo aspektai. Ir kada tu visiškai laisvai neri gilyn, tai netgi paėmus vieną priežastį, kurią tu nori išspręsti, išsisprendžia mano atveju, tai nežinau, kaip minimum 5 jos išsisprendė. Ką aš supratau šiai dienai šioj situacijoje, kad atradus pačią esminę šaknį, netgi nereikia kiekvienam dalykui. Ta esminė šaknis, pavyzdžiui, mano atveju kaltės jausmas, apie kurį aš net neįsivaizdavau esant, jo pašalinimas ten kažkur giliai, toli, išsprendžia tiek dalykų, kur tu įsivaizduotum ir tą reikia išspręsti ir tą, bet viskas yra visiškai kitaip, negu mūsų protas gali mums pasakyti, kad yra. Tai pasitikint procesu ir išsprendžia tai, ką reikia. Nereikia žinoti tų atsakymų prieš sesiją. Sesija padaro tai, ką reikia padaryti. Ir po RTT sesijos gali dalykai vykti ir metus, ir pusę metų, ir dar daugiau, ir visą gyvenimą. Tiesiog kažkas atsiriša ten, toj šakniniai priežastiai ir rutuliuojasi, sakykime, viskas į gerąją tą pusę. Tai nėra vienos dienos dalykas ir kaip ir tu iš tikrųjų idealiai tame procese ir gyveni, pamatydama, kaip skleidžiasi tie rezultatai kaip žiedas.